Sveiki! Šiandien kursiu video apie tokį tinklalapį, kuris vadinasi ebay.com. Šiame tinklalapyje galima siųstis visokiausius dalykus, pradedant nuo papuošalų, baigiant telefonais, kompiuteriais ir visokiais dalykais. Tai kaipgi juo naudotis? Visi rašo, klausia, kaip jį naudotis, kaip ten viską su PayPal sąskaita padaryti, kaip susikurti akauntą. Viskas yra dar paprasčiau, nei jūs galvoja. Reikia tiesiog susikurti PayPal sąskaitą, užsiregistruoti ebay.com tinklalapyje, susijęti PayPal sąskaitą su tinklalapiu ir viskas. Galite siųsti. Taigi, kaip pervesti pinigus? Vilniuje bei daugose vietose yra toks aparatas, automatas, kuris vadinasi Foxbox. Galite nueiti į Foxbox tinklalapį ir pažiūrėti, kokiose vietose randasi tas aparatas. Jis randasi Akropoly, Oze, visokiose, labai daug. Tikrai labai daug yra vietų. Tik jis turi žiauriai didelį minusą, kuris mane žiauriai ir pervedė kokią nors sumą. Maždaug tas aparatas nuima 9%. 9% pasiema savo. Tai įsivaizduokit, jūs įdedat 100 litų bet persiveda į jūsų sąskaitą tik 91 litas. Tai yra blogai. Bet taip pat galite susikurti PayPal kortelę. Tokios dar neturiu, tai net neįsivaizduoju kaip įkurtis, bet manau reikės man atvykti į banką šią vasarą ir ten pasikonsultuoti. Ir pirmieji mano pirkiniai buvo už partnerystės pinigus, tai ta prasme aš už savuosius pinigus mažai ką užsakiau, o didžiausią kiekį daiktų užsakiau už tos pinigus, kuriuos gavau iš partnerystės. Tai tiesiog savo partnerystę full screen susijau taip pat su PayPalu, tada susijau PayPalą su eBay'u ir man pradėjo pervesti pinigus ir tiesiog užsakiau. Na, daiktai maždaug atsisiunčia per 2-3 savaitės. Greičiausiai buvau gavus daiktą per 11 dienų, o lėčiausiai per 24 dienas. Visos prekės sėkmingai jau atkeliavo, bet taip pat aš labai daug dalykų užsakau vienu metu, kiekvieną dieną ir man maždaug kiekvieną savaitę po 50 prekių atsiunčia. Maždaug jie stengiasi tą pačią dieną viską atsiųsti. Ta prasme, ne vieną daiktą vieną dieną, kitą dieną, bet maždaug ten po 3 daiktus į vieną dieną, ten 10 daiktų į vieną dieną, jie kažkaip stengiasi. Ir užsakau iš visokiausių šalių, pradedant nuo Honkongo, Kinijos, baigiant Didžiąją Britaniją. Ir aš užsakau dalykus nemokamu atsiuntimu, ta prasme free shipping. Jums reikia tiesiog paspausti mygtuką free shipping. Užsakyti yra labai lengva, tiesiog įvedat savo norimą daiktą, pavyzdžiui, ko jūs norit, pavyzdžiui, kokį Galaxy S2, pavyzdžiui, kokį case. Pasirenkat, palaukit kelias sekundės. Išmetu jums labai daug dalykų, čia galite šonu pasirinkti, ką norit, spalvas, ten firmas, tai yra pasirenkat naują ar naudotą daiktą. Pasirenkat free shipping, kad būtų nemokamas atsiuntimas, nes, kaip žinot, atsiuntimas yra žiauriai brangus, jeigu jis yra mokamas, aišku. Ir viskas, va matot, ten $3. Pavyzdžiui, jeigu jūs norit užsakyti mažesnę kainą, tai galite tiesiog čia price, galite pasirinkti kainą, pavyzdžiui, nuo 0 iki, pavyzdžiui, 2, pavyzdžiui, iki $1. Tiesiog pasirenkat ir jums išmeta jau visus keisus, kurie būna 1,99 centų ir va, free shipping, pavyzdžiui, gražūs dėklai po $1. Aišku, va, man čia yra aukcionas. Aukcionas yra kitas dalykas, čia all listenings, tipo visi yra aukcionas ir tiesiog pirkti, tai spaudžiat buy it now ir jums visus išmes aukcionus, o rodys tik dalykus, kuriuos galima dabar nupirkti be aukciono. Tai vat, matot, čia po $1 gražus dėklai visokie, guminiai po 94 centus, aišku, dar pigiau, va, 95 centai, ir čia tikrai pigiai galima, va, gerus dalykus, ypač va. Ir daugybė tų prekių maždaug iš Honkongo ir Kinijos, nes kaip pastebėjau, iš ten jiems labiausiai apsimoka siųsti, nes atsiuntimas, kaip supratau, jiems nemokamas, ar tiesiog kainuoja centus, ir būna, pavyzdžiui, užsako dalyką ne free shipping, tai, paprastai tiesiog, tai žinau, maždaug, va, matot dalykas, tai pasirinkam kokią kitą šalį, maždaug, tuoj, ką čia gavom, čia, pavyzdžiui, Singapūr, čia, va, pasirinkam, va, atrodo, kad 99 centai, va, pigų, o pasirinkam maždaug ir kainuoja su atsiuntimu, kainuos, atsiuntimas kainuos 60 centus. Čia pigiai, bet būna kartais, kad atsiuntimas yra žymiai brangesnis, čia 60 centai atsiuntimas. Va, norėjau Hario Poterio pupas užsakyti,
bet negalėjau rasti nemokamo atsiuntimo, tai maždaug ir po visus saitus landžiau ir negalėjau rasti nemokamo atsiuntimo. Pavyzdžiui, matot, $2 kainuoja vienas maždaug 34 gramų tas ir maždaug atrodo, $2, viskas tobula, $2, pažiūrė atsiuntimą, atsiuntimas. Čia maždaug international, čia 2 tipų, čia maždaug $8 ir maždaug beveik $30. Tai čia žiauriai neapsimoka, tiesiog tai nervina. Nes daiktus su mokamu siuntimu labai neapsimoka užsakyti. Nes dažniausiai atsiuntimas būna daug brangesnis už prekę. Bet tikrai apsimoka, jei pavyzdžiui užsakai daiktą už $1, nemokamas atsiuntimas tiesiog tau už $1, tai už $2.50 jeigu litais, atsiunčia prekę tiesiog už $2.50. Tiesiog atsiunčia, tik reik laukti ilgai. Ir prekės tikrai būna gera kokybė, žiūrint, kur jūs užsako, tikrai gera kokybė, kartais pasako, prastesnė kokybė, bet dalykai yra žymiai pigesni nei Lietuvoje, ten 5 kartais, 10 kartų tiesiog. Lietuvoje žiauriai užkelia kainas parduotuvėse, tai apsimoka užsakyti ir drabužius, ir taip pat papuošalus, ir elektroniką, viską apsimoka. eBay'as yra žiauriai geras tinklapis, bet taip pat yra tinklalapiai, kurių pavadinimas yra Amazon, AliExpress, ir šiaip yra labai daug tinklalapių, kurie turi panašias kaip funkcijas, panašius dalykus, ir taip galima irgi nemokamai ir taip pat kokybiškus dalykus užsakyti. Tai ir ką ašgi užsakiau. Šį video sukūriau būtent šiandien, ne anksčiau, nes kaip tik aš laukiu, kai kuo daugiau prekių man atsiūs, kad galėčiau jums jas parodyti jų kainą. Tai kaip tik šiandien atsiuntė maždaug 10 prekių, aš nežinau, gal mažiau, gal 7. Ir aš šitaip atidariau, šitaip pažiūrėjau, bet galiu jums parodyti ir parodyti visas prekės, kurias seniau užsakiau. Pati pirmoji prekė tai buvo mikrofonas ir dėklas. Dėklų aš užsakiau žiauriai daug, tiesiog žiauriai daug. Užsakiau begalę dėklų su Supermano logotipu, tokį dėklą. Puiku. Taip pat dėklą guminį tokio tipo, bet jis žiauriai nepatogus, man jis nepatiko. Vėliau tokį gražų tigrinį su Justinu Bieberiu, su tigru. Ir nuostabiausias dėklas, nuostabiausia kokybė, tai šitas dėklas. Guminis, žiauriai patogus, krenta telefonas ir nedūžta. Dėklai yra žiauriai pigus, kaip Lietuvoje maždaug dėklas kiek kainuoja 15, nuo 15 taip maždaug iki 50 litrų. Nu, aišku, nežinau, būna ir brangesnių, ten po 100 litrų iš tų visų Trip Shop ir kitų ten maždaug fancy, tokių puslapių. O aš tus dalykus užsakiau maždaug nuo $1 iki $3. Tai kaina, atsiprašau, tiesiog Lietuvoje jinai taip iškelta, kaip siaubas. Vėliau nupirkau tokią gerą maikę su savo mėgstamiausia grupė Pink Floyd. Tokios maikės nesugebėjau rasti Lietuvoje, sugebėjau maždaug tinklalapiuose, maždaug street shop'e, bet nuvažiavau į tą parduotuvę, bet ten tikrai nebuvo ir Lietuvoje irgi kainos brangios. Tai šitą maikę už $14, na kaina yra išties, nelabai tokia pigi, bet tikrai pigiau nei Lietuvoje, tai esu labai patenkinta. Vėliau nupirkau tokią fainą kepurėlę, kur parašyta Bad Hair Day. Ir ją nupirkau maždaug už $5. O dabar susivėlsiu dušinės, ne? Vėliau nupirkau kažkokią kolonėlę, nežinau, ar jinai man prireiks, nebent kažkam prastumsiu, pinigų gausiu. Ten nupirkau mažiau nei už $2. Bet aišku, jos garsas nėra toks garsas. Vėliau nupirkau knygą Wreck This Journal, čia buvo dovana mano draugiai. Labai nuostabi knyga, kas norit gali pažiūrėti YouTube'ai video, kaip žmonės kuria, tai už šitą knygą užmokėjau apie $20. Nu, kaina iš ties nėra pigi, bet tikrai verta, nes Lietuvoje tokių dalykų nėra. Mano pirmasis pirkinys tai buvo mikrofonas. Tikrai galvoju, kad kokybiškas, bet aš jo dar nesinaudojau. Gal kad nors pasinaudosiu. O čia tik jos dėklas. Žiauriai geros kokybės, manau, bet tiesiog neturiu kaip naudoti, gal kažkam reikia, parduosiu, nežinau. Pirkau maždaug už $50. Čia jau brangiausia mano pirkta prekė. Vėliau labai kokybiška ir gera kolonėlė Bluetooth'o. Čia galim prijungti Bluetooth'o, įdėti minties kortelę. Nupirkau žiauriai kokybišką kolonėlę. Šitą buvo pakrovėjas, USB laidas ir aš dėl jo žiauriai patenkinta. Ir jinai tikrai sunki. Galima prijungti jas taip pat su Bluetooth'u, taip pat prie telefono,
galima atminties kortelę dėt ir jinai tikrai garsiai ir kokybiškai groja. Tai... Bluetooth. Waiting for connection. Ai, nu, jo. Tiesiog. Vėliau šiandien atsiuntė 10 prekių, ne 10, daug prekių. Tikrai daug prekių. Ai, beje, pamiršau parodyti. Čia Michael Jackson apyrankė, kurią nupirkau maždaug už $5. Taip, šiandien atsiuntė. Čia sportinis laikrodis. Maždaug už $3. Lietuvoje kainuotų, aišku, brangiau. Vėliau suknelė. Beje, dar jos nebuvo atidarius, tai patika iš pašto, patika man atsiuntė viską. Tai maždaug mokėjau $7 už šitą puikią suknelę. What the fuck? Jūs juokaujat? Čia H&M suknelė iš Kinijos. H&M's $7. Iš H&M. Netgi čia galima rasti drabužių iš H&M. Ir šita visai ir nieko iš tikrųjų. Bet ir kainos kaip H&M. Ok. Vėliau maždaug čia žiedų rinkinys, kurį nupirkau už $1. Čia 6 žiedai rodos. Vėliau čia labai gražus ir nuostabus laikrodis, kurį nupirkau maždaug už $3. Tikrai nuostabus laikrodis, maždaug kreatyvus toks. Tegul sufokusuoja. Nuostabus laikrodis, tiesiog. Vėliau siaubingai nuostabus dalykas, eik tu sau, aš maždaug, wow. Čia tokios pačios apyrankės kaip Michael Jacksoną. Čia yra Bring Me The Horizon. Čia antras Bring Me The Horizon, čia tik irgi draugai per gimtadienį. Ir čia Pink Floyd. Tai gal čia blogai matosi, bet nesmė. Mokėjau maždaug irgi tų $5, bet aš esu toks žmogus. Jūs kada užsisakot, jūs nepatingėkit pasidėti kokias 20 minučių, gal valandą prie eBay'aus ir paieškoti pigesnis prekės. Maždaug užsakiau tas apyrankės, kitą dieną maždaug žiūriu, kad tokias galima nupirkti už $3, ne už 5, o už 3. Tiesiog. Ir dar galima dalyvauti eBay aukcionuose, ta prasme siūlo pradinę kainą ir kiekvienas gali kainą didint. Laimėtojas būna išrenkamas po kelių dienų, kelių valandų ir galima pigiau dalyką užsakyti. Vėliau čia nuostabus žiedas, tiesiog tobulas žiedas su pelėda. Už jį mokėjau maždaug $1 ir užsakiau tokius 2 žiedus, tai maždaug vieną sesiją. Aš daug dalykų užsakiau ne savo, nes žmonės man pinigus duoda, aš juos užsakau, nes žmonės tingi susikurti savo. Ai, nu. Čia net nesuprantu, kas per laikrodis, už $1 nupirkau maždaug pabandžiau, galima čia toks sportinis, tai laikrodis apyrankė. Žinau, Lietuvoje tokių dalykų nebuvo radus. Laikrodis apyrankė. Nu, patogu šiaip, patogu bus. Jo. Čia seniau užsakiau šiltą, mano mėgstamą, mano mylimiausią hamburgerio megztinį už $12 ir už $8 užsakiau šį nuostabų megztinį su panda, kurį aukščiau nešiosiu. Aš daug dalykų turiu, kuriuos užsakau, bet nenešioju. Metu į krūvą. Ir nenešioju, tai su dėklais, bet reikėjau pradėti atidavinėti arba pardavinėti. Ai, nu. Ir užsakiau taip pat begalę nuostabių dalykų, kuriuos turėtų man atsiųsti. Tai maždaug ten visokių Nirvana plakatą, Michael Jacksono plakatą, Michael Jacksono pakabuką, Michael Jacksono pirštinę. Ten visokiausių laikrodžių, suknelių, apyrankių. Ten viską užsakiau ir viskas atsiųs. Ir tikrai užsakau, pavyzdžiui, įdedu į sąskaitą 100 litų ir už tos 100 litų
91 litą, kuris persideda, sugebi begalę tokių dalykų nupirkti po $1, ten maždaug laikrodžių po $1 visokiausių, užsakau daug jų ir manis atsiunčia ir maždaug už tų pačius dalykus sumokėčiau kelius šimtus litų, o užmoku tik keliasdešimt, tai tikrai apsimoka. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą ilgą video. Taip pat atsidėkodami man už mano informaciją jums, manau, kad padėjau. Paspauskite tiesiog like mygtuką ir pasidalinkite su draugais Facebook'e, būsiu žiauriai dėkinga. Tiesiog like, ar ten, nežinau, čia kažkur laikas, paspauskite laiką, pasidalinkite su draugais. Taip pat naudokitės ebay.com, siūlau nuostabiausias puslapis ir iki.